Na ką, šiandien naujas iššūkis. Kilsim į Nosal kalną. Jis nėra labai aukštas. 1200 metrų virš jūros lygio. Neįsimiegojai? Labai gerai miegasi kalnuose. Čia mūsų spėja, kad galim sutikti meškas, bet nereikia prie jų eiti. Mes ir nesiruošiam. Taip, esam čia. Dabar kilsim į viršų, Nosal kalną. Ir eisim vaikščioti, žiūrėsim, ar atgal grįšim taip, ar dar nueisim kažkokiu kitu keliu. Pagal nuotaiką ir ištvermę. Rodo, kad į patį kalną 55 minutės, bet jeigu norėsim pasivaikščioti ilgiau, tai apie 1,5 valandos ir tiek pat atgal. Svetlana, kodėl šiandien valgiam tokius pusryčius, kokius valgiam? Ne šiandien kopsim į kalną, kuris nėra labai aukštas, bet vis tiek tikrai reikės daug ir jėgų, ir baltymų raumenims, ir amino rūgščių reikės, ir angliavandenių. Mūsų angliavandenių tai buvo daug uogų. Taip pat valgėm varškę su grietinė, kas yra baltymai ir riebalai. Ir atsigėrėm kavos energijai, dabar pasiruošusios į žygį. Dar viena taisyklė, kaip kopti į viršų, tai yra mažai žingsneliais ir jeigu yra laipteliai, tai koją dėti pilnu kulnu. Ne taip kaip bėgikai, pirštų galiukus, bet būtent pilnu kūnu stotis, pilna pėda. Dar kas yra svarbu, būtina pasimti vandens ir laiks nuo laiko po vieną kitą gurkšnelį išgerti. Negerti iškart daug, bet po truputį ir dažnai. Oho! Dar neužkopiam į savo kalną, bet jau čia atsiveria gražus vaizdai, kalnų upės. O kitą dieną kilsime į šį kalną, kurio aukštis yra 2005 metrų. Aišku, pradžioje su keltuvais, paskui bandysim eiti viršūnėm pasivaikščioti. Dabar pradedam nuo tokių nelabai sudėtingų trasų, nes reikia, kad apsiprastų mūsų širdelė, mūsų plaučiai, kad pasigamintų daugiau eritrocitų. Tai yra, kraujas nebūtų toks klampus, kad lengviau būtų kvėpuoti, kylant į viršų. Ką geri, Linute? Geriau vandenį su mineralais, iš karto pasidarė magnus kalis, B-grupė cinkas, tai jis labai gerai raumenim, kaulų sistemai, tai ypatingai, kai reikia lipti kalnais, tai reikalingas būtų produktas, tiesiog išsitirpinam ir kaip elektrolitus vartojam. Bet tai nebūtinai ir į kalnus, į sporto klubą galima ir šiaip žmonėms mėgstantiems sportuoti, ar ne? Visokių ruožų būna. Greit susilyginsim su tais kalnais. Mes dar ne pačioje viršūnėje, bet jau verta buvo ir iki čia lipti, kad pamatyti visą šitą grožį. Mama, muszę to zrobić dla siostrki. No teraz głowa będzie cię burzyć. A mnie będzie. Tato, już chodź. Czekaj, powoli. Powoli, bo... Va toks skardis. O. Taip žiūris, atrodo ne taip toli viskas, bet kai pažiūri žmogeliukus, matai tos tikrus atstumus. Dar einam į viršų. Czekajcie, chodź Bartek.
Ei, atsargiai. Taip eini jau visai pačiu kraštu. Oho. Čia tai skardis. Čia tai aukštis. Ateik, Linute, pažiūrėk. Štai parodau, kad tikrai užlipom į kalną, bet tai čia nėra pats aukščiausias kalnas. Bus dar aukštesnių. Kartais reikia lipti ir atbulom. Svetlana uogauja. Aš uogauju labai daug uogų. Iš jo vietos. Jo, bacillus subtilius su natūrali gamtos gerosiom bakterijom. Sustojom pavalgyti ir žiūrim, kad ir mes kilsim kažkurią dieną, kai bus mažiau debesuotumo, nes kartais įlipi į kalną ir nesimato jokio vaizdo, tai palauksim, kol pagerės orai. Labai šalkom ir sustojom kalnų namelė pavalgyti. Čia yra bulvinis blynas su sūriu ir lašiša. Linute, ką ten gersi, kokius papildus? Vitamino C. Per dieną būtina gauti, kai šitiek daug fizinio krūvio. Jis reikalingas ir antinksčiam yra. Jo. Nusipirkom naują žemėlapį, nes dar nusimato ne vienas žygis. O kad būtų aiškiau, tai va štai šitose viršūnėse mes buvome šiandien.